Antanas yra įdomus žmogus. Pardavė savo automobilį ir pradėjo nuosavą verslą. Buvo žiema, ypatingai šaltas laikotarpis. Dienos metu temperatūra pasiekdavo -20 laipsnių ir šalčiau. Stiprus vėjas dar prisidėdavo prie žvarbinančio efekto. Antanui teko keliauti pėsčiomis per apytuštes Vilniaus gatves, tam, kad pabaigtų ir sutvarkytų įvairius su savo veikla susijusius reikalus. Taip pat ką tik buvo neseniai susipykęs su savo Vilniuje gyvenančia mergina ir dėl to apsistojo hostelyje, kur gyveno daugybė užsieniečių. Kad sėkmingai pasiektų savo tikslus, Antanas dienos metu daug laiko turėdavo praleisti lauke. Kartą be perstojo teko būti šaltame ore virš 2 valandų. Nors buvo apsirengęs visavertiškus žieminius drabužius su kokybiškais pašiltinimais, buvo sušalęs taip, kad kartais sudrebėdavo. Gal man sugrįžo karma už tai, kad padėjau įvairiom užsienio organizacijom daryti masinius renginius prieš klimato kaitą Europoje, galvojo Antanas. Dabar globalinis atšilimas tikrai praverstų. Kažin, kaip reikėtų jį skatinti. Nešvaistykit šitiek savo vertingo gyvenimo laiko rūšiuodami šiukšles. Meskit viską į bendrą konteinerį ir tiek. Tuomet Antanas pasuko galvą į šoną ir pamatė, kaip vėjas kelia sniegą nuo apsnigtos žolės ir barsto jį ant šaligatvio, tarsi būtų smėlis. Smulkios snaigės, virtusios ledukais, visiškai netirpsta. Na ne, nei vartojimas, nei kitų beprasmių veiksmų, kuriuos agituoja klimato aktyvistai vengimas, nepadarytų jokio pokyčio šiom gamtos jėgom. Vienintelis dalykas, kuris turėtų dabar tikrai vertingos įtakos, tai šiluma iš ugnies. Išmintingi buvo mūsų protėviai. Žinojo, kad šiluma yra tai, ko labiausiai reikia gyvenant šiose žemėse. Todėl kai kuriuose Lietuvos vietose būdavo kūrenamos ugnis be perstojo. Kaip dabar būtų nuostabu turėti bent vieną tokią vietą Vilniuje. Kokybiškai sušilčiau ir dar su kuo nors susipažinčiau. Nes prie ugnies kitoks bendravimas. Daugiau tikrumo, daugiau ryšio, malonesnės emocijos. Šiluma ateina tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Šiais metais man nereiks jokio kalėdų senio šalčio. Dabar svarbiausia, kad tik pavyktų likusius verslo reikalus sėkmingai pabaigti ir sutvarkyti. Tuomet Antanas prisiminė, kaip 2 klasėje vienas iš klasiokų paklausė: o tu žinai, kad nėra kalėdų senio? Ką? Tau 8 metai, o tu vis dar tikėjai kalėdų seniu? Susimąstė Antanas. Jis buvo savo kalėdų senio egzistencijos tyrimus atlikęs dar ikimokykliniame amžiuje. Pavyzdžiui, paklausė mamos: o kaip senis šaltis žino, ką kam dovanų atnešti? Mama atsakė:
Tu tiesiog panorėk ir Kalėdų senis atneš. Arba galima jam laišką parašyti. Antanas dar rašyti nemokėjo. Padiktuodavo mamai, kad parašytų už jį. O vienais metais laiško nerašė, tik panorėjo. Mama vėliau jo paklausė, kokios dovanos nori iš Kalėdų senio šiais metais. O Antanas nieko nepasakė. Per tas Kalėdas jis negavo, ko norėjo. Tuomet jam buvo aišku, kad čia tik tėvų, giminaičių ir kitų suaugusiųjų spektaklis ir apgavystės. Iki šiol Antanas nesuprato, kokia prasmė tėvams savo vaikus kvailinti, iki kol jų sūnus arba dukra praranda pasitikėjimą jais. Antanui darėsi taip šalta, kad nebegalėjo išbūti lauke, o iki hostelio dar buvo tolimas kelias. Tad nusprendė papietauti restorane, tam, kad pakeltų savo orumą, kai jį aptarnaus rūpestingos padavėjos. Žinojo, kad netoliese yra brangių restoranų gatvė, į kuriuos niekad nėjo. Antanas tikėjosi pastiprinti savo jausmus, o labiausiai norėjo sušilti ir vėl pasijausti žmogumi. Dėl to tikslo jam jokių restoranų maisto kainos neatrodė didelės. Kadangi buvo apsisprendęs užsisakyti ko tik norės, be jokio savęs varžymo ar mėginimo prasisukti pigiau. Įėjo į vidų su tokiu pasitikėjimu savimi, tarsi būtų kunigaikštis, nukovęs krašto užpuolikus ir grįžęs namo į savo pilies poilsio erdvę, kur jo laukia sava aprūpinimo komanda. Pamatė restorano kampe garsiai kalbančius du užsieniečius. Britas kalbėjosi su australu. Smalsaudamas, ką jie čia daro, užsiėmė staliuką netoli jų. Užsisakė savo norimą patiekalą ir kol laukė jį patiekiant, nugirdo, kaip vienas iš užsieniečių paklausė kito. Tai koks jūsų planas čia? Svajonė yra įsikurti bazę čia, Lietuvoje, jei pavyks. Aišku, aš suprantu, kad žiniasklaida daug dirba, kad įvarytų kuo daugiau baimės į vietinę populiaciją dėl Rusijos. Pagalvojo Antanas, tai ne man vienam kliūna šis nuolatinis Lietuvos žmonių terorizavimas baimėmis per žiniasklaidą. Tik kas iš šio spektaklio žaidžiamo globaliu mastu? Nieko. Tiek Kalėdų senis, tiek globalinis atšilimas, tiek Rusijos keliama grėsmė NATO aljansui. Tai eilinis nelaimingų senių bandymas pasijausti reikšmingais ir įtakingais, jeigu jiem pavyksta apgauti jaunesnę kartą.